Munių Studio ir Rūtos istorikai pristato RD pamokos. Šiandien pamokoje nagrinėsime Lietuvos nepriklausomybės kovos 1918–1920 metai. – 1918 lapkričio 11 dieną Lietuvoje sudaryta pirmoji vyriausybė, kuriai vadovavo Augustinas Voldemaras. Ši vyriausybė pradėjo steigti lietuvių valdžios institucijas, policiją, savivaldybės. Kaip teigia Augustinas Voldemaras, karo mes su nieko nevedame ir nei vienas iš mūsų kaimynų – vokiečių, lenkų, ukrainų, rusų ir latvių – neturi pagrindo mūsų užpulti, taigi didelių spėkų rubežiams sergėti ir nereikia. Vincas Kapsukas Raudonoji armija įžengė į Lietuvą, pradedamas kurti Litbelas. Mykolas Šleževičius ima vadovauti naujai vyriausybei, kviečiami savanoriai ginti tėvynę. Atsišaukime yra rašoma: nelaukdami toliau nei valandos, kas myli Lietuvą, kas trokšta laisvės, kas pajėgia valdyti ginklą, stokime visi į Lietuvos krašto apsaugą. – 1918 metų pabaiga, 19 metų vidurys. 19 metų sausio 6, balandžio 19 dieną bolševikai yra užėmę Vilnių. Svarbiausi mūšiai vyko ties Kėdainiai, Šiauliai, Ukmergė, Zarasais. Lietuvos kariai, padedami vokiečių savanorių, sustabdo bolševikus. – 20 metais pasirašoma Maskvos sutartis, kurioje pripažino Lietuvos nepriklausomybę su sostine Vilniumi, įsipareigojo nesikišti į Lietuvos vidaus reikalus ir numatė grąžinti iš Lietuvos išvežtą turtą, ypač kultūros ir švietimo paveldą. Bermontininkai 19 metais sudaryti iš provokiškos orientacijos rusų baltagvardiečių, daugiausia iš Vokietijos buvusių karo belaisvių ir vokiečių karių, vadovavo Pavelas Bermontas Avalovas. 19 metais bermontininkai vasarą užima didelę dalį Žemaitijos, plėšikauja. Lapkričio 21–22 kautynės Radviliškio apylinkėse bermontininkai nugalėti. Juzefas Pilsudskis siekis federacinės valstybės – Lenkija, Lietuva, Ukraina ir Baltarusija. 19 metų balandis Lenkai užpuolė Raudonąją armiją ir užima Vilnių. 19 Liepos 26 nustatyta demarkacijos linija Punskas ir Seiniai Lenkijos pusėje. 20 metų spalio 7 Suvalkų sutartis Vilnius pripažintas Lietuvai. Tačiau spalio 9 Lenkų daliniai vadovaujami generolo Želigovskio užima Vilnių ir Vilniaus kraštą. Lenkai buvo sustabdyti laimėjus ties Širvintomis ir Giedraičiais. Tačiau tarpukariu diplomatiniai santykiai tarp Lenkijos ir Lietuvos buvo nutraukti. Taigi, Lietuva sugebėjo apsiginti nuo bolševikų, bermontininkų, Lenkijos, sukurti Lietuvos kariuomenę, nors pagal Maskvos sutartį Vilnius turėjo priklausyti Lietuvai, tačiau jį užėmė Lenkų generolo Želigovskio pajėgos. Vilnius liko Lenkija iki 39-ųjų. Kaunas tapo laikinąja sostine, tačiau Lietuva gavo tarptautinį pripažinimą ir 21-aisiais priimta į Tautų sąjungą.